Ankstesnėme savo pristatyme kalbėjau apie krikšto svarbą, o šiame trumpai apžvelgsiu kūdikių krikšto klausimą, o tiksliau reikia ar nereikia krikštyti kūdikius. Šis paprotys paplitęs ne tik Lietuvoje, bet ir daugelėje kitų valstybių, ypač katalikiškose bažnyčiose. Šiose bažnyčiose yra nusistovėjusi tvarka krikštyti kūdikius ir jei įmanoma kuo mažesnio amžiaus, o geriausiai jei būtų krikštijamas tik ką gimęs kūdikis. Tačiau ar tikrai Dievas įsakė krikštyti kūdikius? Ir kodėl katalikų bažnyčia ar kita bažnyčia užsiema tokią praktiką? Pažiūrėkime, kas užrašyta šiuo klausimu Biblijoje. Pirmiausia, katalikiškoje bažnyčioje egzistuoja mokymas apie prigimtinę nuodėmę. Šio mokymo esmė ta, jog visi gimstame su nuodėme. Iš esmės vienos Biblijos citatos pagrindu buvo sukurta visa teorija apie prigimtinę nuodėmę. Štai ši citata. Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. Adomas nusidėjo, todėl mirtis atėjo į šį pasaulį. Tačiau tai nereiškia, jog ir kūdikiai gimsta nusidėję. Nėra tokio dalyko kaip prigimtinė nuodėmė. Šia citata tiesiog pasakoma, jog visi iki vieno mes esame linkę į blogį. Nuodėmė pradėjo viešpatauti pasaulyje ir gundyti kiekvieną žmogų nusidėti. Ir iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra nusidėjęs. Užtenka vieną kartą pameluoti ir jau būsi padaręs nuodėmę. Tiesiog kiekvieno žmogaus širdis yra linkusi į blogį. Tačiau tik ką gimęs kūdikis nėra jokios nuodėmės padaręs. Kokią nuodėmę jis galėjo padaryti? Peržiūrėkite 10 Dievo įsakymų ir parodykite, kuriam įsakymui jis nusižengė. Kūdikis net neskiria gėrio nuo blogio, jis negali būti pasmerktas pragarui. Tačiau katalikiškame mokyme tikima, jog reikia pakrikštyti kūdikius, kad būtų nuplauta prigimtinė nuodėmė. Nes nepakrikštijus kūdikio, mirties atveju jis kaip ir negalės įžengti dangaus karalystę. Peržiūrėkime ir kitas Biblijos citatas šiuo klausimu. Teigiantys, jog kūdikius privaloma krikštyti, savo teiginį paprastai bando įrodyti, pateikdami visiems labai gerai žinomą šią Biblijos citatą. Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Šiuo atveju ši citata yra paimta iš konteksto ir savaip interpretuota. Akivaizdu, jog čia visiškai nekalbama apie krikštą ir ši citata negali būti naudojama paremti kūdikių krikšto klausimą. Tai apie ką kalbama šioje citatoje? Atsakymas paaiškėja perskaičius visą pastraipą, kurioje ir yra ši citata. Žmonės Jėzui neždavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino vaikučius, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Taigi ši Biblijos ištrauka labai konkrečiai kalba apie vaikų laiminimą, o ne apie kūdikių krikštą. Net Jėzus pasakė, jog tokių vaikučių yra dangaus karalystė. Vadinasi, jokios prigimtinės nuodėmės nėra. O tai yra visiškai priešinga mintis nei bažnyčios suformuotai teorijai apie prigimtinę nuodėmę. Teiginys, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją, visiškai nieko bendra neturi su krikštu. Nors kai kurie žmonės gali teikti, jog priimti Dievo karalystę reiškia būti pakrikštytam. Vadinasi, visi, kurie nebuvo pakrikštyti kūdikystėje, neįeis į Dievo karalystę. Bet tai netiesa, nes apaštalas Paulius buvo pakrikštytas ne kūdikystėje. Jėzaus mokiniai ir kiti apaštalai buvo pakrikštyti ne kūdikystėje. Ir daugybė žmonių Naujajame testamente buvo pakrikštyti ne kūdikystėje. Vadinasi, ši citatos dalis nekalba apie krikštą. Jėzus viską kalbėjo palyginimais. Ir tai yra dar vienas jo palyginimas, jog Dievo karalystė, tai yra visus Dievo mokymus reikia priimti kaip kūdikiui, be išankstinių nusistatymų, be išankstinių mokymų, be jokių papročių, tarsi baltas popieriaus lapas, kaip ką tik gimęs kūdikis. Taigi dar kartą pasikartosiu, jog šioje ištraukoje nėra net užsimenama apie kūdikių krikštą. Yra dar viena citata, kurią bandoma pagrįsti kūdikių krikšto būtinumą. Ta pačią nakties valandą kalėjimo viršininkas pasiėmė apaštalą Paulių ir Silą su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą.
Kadangi šioje citatoje parašyta, jo kalėjimo viršininkas priėmė krikštą kartu su visais savaisiais, tai kūdikių krikšto šalininkai teigia, jog tarp kalėjimo viršininko namiškių būtinai buvo bent jau vienas ar keli kūdikiai, kurie taip pat priėmė krikštą. Tokia išvada be abejo yra visiškai niekuo nepagrįsta, nes negalima teikti, jog kalėjimo viršininkas turėjo kūdikį. Šito niekaip neįrodysime iš šitos citatos. Pagalvokime, kiek Lietuvoje įvairių namų ūkių turi po kūdikį. Be abejo, yra šeimų, kurios turi kūdikių ir gal net ne vieną, bet yra daugybė šeimų, kuriuose kūdikių nėra. Perskaitykime šią citatą visame jos kontekste ir padarykime prielaidą, jo kalėjimo viršininkas galbūt turėjo kūdikį, kuris buvo pakrikštytas kartu su visais namiškiais. Ir jie, tai yra Paulius ir Silas, skelbė viešpatio žodį kalėjimo viršininkui ir jo namiškiams. Ta pačią nakties valandą jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo, įtikėjęs Dievą. Taigi, visi kalėjimo viršininko namiškiai priėmė krikštą. Vadinasi, priėmė krikštą ir kūdikis. Prieš tai visi namiškiai išklausė viešpatio žodį, kad suprastų, kuo jie tiki. Vadinasi, ir kūdikis išklausė Evangeliją, kad suprastų, kuo jis tiki. Vėliau po krikšto visi namiškiai džiūgavo įtikėję Dievą. Vadinasi, džiūgavo ir kūdikis įtikėjęs Dievą. Žinote, man dar neteko matyti kūdikio džiūgaujančio, nes įtikėjo Dievą. Arba matyti kūdikį, kuris išklausytų ir suprastų Evangeliją. Taigi akivaizdu, jog šioje ištraukoje nėra nieko užsimenama apie kūdikių krikštą ir negalima šią ištrauką pagrįsti kūdikių krikšto reikalingumą. Pažiūrėkime, ką pats Jėzus yra pasakęs apie krikštą. Štai citata. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Vadinasi, tie žmonės, kurie žengė pirmą žingsnį, įtikėjo, jie turi pasikrikštyti. Taigi pirmiausia, žmogus turi įtikėti ir tik tada pasikrikštyti. Šitoje vietoje tampa aišku, jog nei kūdikis, nei labai mažas vaikas neturi būti krikštijimas, nes tik įtikėjusieji gali pasikrikštyti. Maži vaikai arba kūdikiai dar negali nei suvokti, nei išpažinti savo tikėjimo Jėzumi Kristumi. Kūdikis negali priimti sąmoningą sprendimą paklusti Jėzui. Kūdikis net nesupranta, ką vandens krikštas reiškia. Vadinasi, ir krikštas tokio amžiaus kūdikiams ir vaikams yra negalimas. Nežinau, nuo kokio amžiaus vaikai jau gali suprasti krikščionišką tikėjimą ir pasiryžti sekti paskui Jėzų. Tai priklauso nuo kiekvieno vaiko. Galbūt yra ir 5 metų amžiaus vaikų, kurie jau pasiruošę šiam žingsniui. Kitiems gal reikia paauginti iki 10 ar 14 metų, o dar kitiems gal ir viso gyvenimo prireiks, kad surastų Jėzų. Beje, šią citatą galima panagrinėti ir kitą prasme. Jėzus pasakė, jog kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Kūdikis net ir labai norėdamas negali įtikėti. Jis negali pasirinkti arba tikėti, arba netikėti. Kūdikis dar nesupranta tikėjimo prasmės. Kūdikis neįtikės net jei jį ir pakrikštysi. Tai negi Jėzus pasakė, jog visi kūdikiai yra pasmerkti, juk kas netikės bus pasmerktas. Akivaizdu, jog šie Jėzaus žodžiai skirti žmonėms, kurie jau gali priimti sprendimus, kurie gali atsakyti už savo veiksmus, kurie supranta, kas yra tikėjimas ir kas yra netikėjimas. Šių žodžių Jėzus tikrai neištarė kūdikiams, taigi ir jų krikštyti Jėzus neįsakė. Tai yra arba jiems pasikrikštyti neįsakė. Krikšto metu tradicinėse bažnyčiose turi būti krikšto mama ir krikšto tėtis, kurie pakrikštijus kūdikį ves į gyvenimo keliu mokydami Evangelijos. Aš įžvelgiu, jog šitokiu būdu bažnyčia tarsi numeta atsakomybę nuo vaiko tėvų, juos auklėti pagal tikėjimą ir uždeda šią atsakomybę žmonėms, kurie paprastai pakrikštytą vaiką gal aplanko kartą ar kelis per metus, nors iš tikrųjų patys tėvai yra tie, kurie turi mokyti savo vaikus tikėjimo tiesų. Biblijoje nėra nieko užsimenama apie krikšto tėvus ir jog juos būtina turėti, jei nori pasikrikštyti. Negaliu pateikti nė vienos citatos šio klausimu. Tai tiesiog dar viena suformuota tradicija ir krikšto tėvų vaidmuo paprastai apsiriboja dovanų atvežimu savo krikšto vaikui, o tikėjimo klausimai net nėra aptariami su to vaiku.
Pagal Bibliją atsakomybė auklėjant vaikus visgi tenka jų tėvams. Jie yra tie žmonės, iš kurių vaikai turėtų išgirsti apie Dievą. Mokykite Dievo įsakymų savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai esi namie ir kai kailiauji, kai guliesi ir kai keliesi. Dar vienas nebiblinis paprotys atsirado dėl to, jog kai kurios bažnyčios nusprendė krikštyti kūdikius. Kadangi kūdikius krikštijant yra iš dalies pavojinga juos nardinti po vandeniu, o ne visada ir patogu, jų kūdikis sušlapęs gali sušalti, jį reikės perrengti ir taip toliau, tai manau būtent dėl kūdikių krikšto įsigalėjo paprotys žmogų krikštyti nenardinant jį į vandenį, kaip kad turėtų būti daroma pagal Bibliją, o tiesiog pašlakstant jo galvą vandeniu. Tačiau kaip šis veiksmas gali atspindėti Jėzaus Kristaus mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą? Kaip galvos pašlakstymas gali atitikti žmogaus mirtį? Juk krikštas, kaip minėjau ankstesnėme pristatyme, yra savęs palaidojimas. Kai panyrame po vandeniu, mes numariname ir palaidojame save, kaip Kristus mirė ir buvo palaidotas. O kai išnyrame iš vandens, tai prisikeliame naujam gyvenimui, kaip kad Jėzus prisikėlė. Iš tiesų perskaičius visą Naująjį testamentą neradau nė vienos citatos, kurioje būtų minimas kūdikių krikštas. Tiesiog nė vienos citatos, nė vieno pavyzdžio, nė vienas Jėzaus mokinys nekrikštijo kūdikių. Todėl mokymas apie kūdikių krikštą yra ne biblijinis, tai yra ne pagal Dievo žodį. Šis mokymas sugalvotas pačio žmogaus ir jis neatėjo iš Dievo. Tai tiesiog paprotys, neturintis nieko bendro su tikėjimu ir Dievo valios vykdymu. Dažnas atvejis, kai žmogus sakys, o kas čia blogo, jei aš dėl viso ko pakrikštysiu savo kūdikį? Pirmiausia, reikia suprasti, jog šis veiksmas kūdikiui nieko neduoda dvasinė prasme. Negali pasiimti iš dangaus to, kas tau neduota. Kūdikių krikštas yra beprasmis ir nereikalingas veiksmas. Krikštas suteikiamas dvasinė prasme tik tada, kai esi įtikėjęs. Šioje vietoje išlenda ir kita kūdikių krikšto blogybė. Sakykime, katalikų šeima pakrikštijo kūdikį. Prabėgo daug metų, kūdikis užaugo ir vieną dieną įtikėjo Dievą, savo širdyje atgailavo už visas nuodėmes. Nusprendė nuo šios akimirkos eiti tik su Dievu ir jam paklusti. Kad paklustų Dievui, tas žmogus turi pasikrikštyti, nes Jėzus įsakė įtikėjusiems pasikrikštyti. Taigi žmogus nueina į katalikų bažnyčią ir sako, jog štai atsiverčiau į tikėjimą ir noriu pasikrikštyti, kad būtų nuplautos mano nuodėmės ir galėčiau sekti paskui Jėzų. Katalikų kunigas jo paklaus, ar buvai krikštytas kūdikystėje? Žmogus kunigui atsakys, jog taip. Tada kunigas sakys, viskas gerai, tu jau esi pakrikštytas, eik ramybėje. Tačiau tiesa ta, jog krikšto jis nėra gavęs ir jo nuodėmės nėra nuplautos. Nes jis buvo pakrikštytas netikintis. Jis nebuvo susijęs savo gyvenimą su Jėzumi. Jis nebuvo pasirinkęs tikėti Jėzumi. Taigi vadovaujantis Jėzaus žodžiais, pirmiausia reikia įtikėti ir tik tada pasikrikštyti, o ne pirmą pasikrikštyti, o tada įtikėti. Taigi tas kunigas, pats to nesuprasdamas, įvykdo Jėzaus pasakytus žodžius. Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių ją patekti neleidžiate.